Gaminame Edgaro kibinus. Į gilų dubenį persijokite miltus. Įtarkuokite sviestą ir trinkite jį su miltais tarp pirštų, kol masė taps biri. Tada supilkite grietinę, kefyrą, įmuškite kiaušinius ir minkykite, kol tešla pasidarys vientisa ir neliks miltų gumulėlių. Suformuokite tešlos rutulį, suvyniokite jį į maistinę plėvelę ir palikite 1 valandai šaldytuve. Kol tešla stingsta, ruoškite įdarą. Pašalinkite kiaulienos kumpio plėves, mėsą supjaustykite juostelėmis, tada kubeliais ir smulkiai sukapokite. Nulupkite svogūnus ir supjaustykite kubeliais. Svogūnus kepkite aliejuje, kol gražiai apskrus ir atvėsinkite. Atvėsusius svogūnus sumaišykite su mėsa, pagardinkite pipirais, druska ir gerai išmaišykite. Išimkite tešlą iš šaldytuvo ir supjaustykite ją 18 vienodų gabalėlių. Gabalėlius dar šiek tiek paminkykite, suformuokite rutuliukus ir iškočiokite maždaug 8 cm skersmens blynelius. Ant kiekvieno blynelio dėkite po 50 g mėsos įdaro. Tešlą perlenkite per pusę ir gražiai suspauskite tešlos kraštus, kad susiformuotų bangelės. Kibinus dėkite į skardą, patepkite juos kiaušinio plakiniu ir pašaukite į orkaitę. Iš anksto įkaitinta iki 200 laipsnių. Kepkite apie 30-40 minučių, kol kibinai gražiai apskrus. Skanaus!